Labas rytas visom prisijungusiom, pradedam šią ryto treniruotę su mažuoju pilateso kamuoliuku. Pasitiesėm iš karto kilimėlį, kamuoliukus pasiemam į rankas. Pradėkime gerą sportą. Kojos siaurai, kamuoliukas iš priekio prispaustas, apvalinsiu nugarą, iš lėto atpalaidavusi pečius leidžiasi žemyn. Iškvėpdama orą kylu į viršų. Dar po kartą. Prasiplatinu kojas, pritupsiu. Ranką užsimoju, kamuoliuką ridenu palei koją. Ir su iškvėpimu. Iškvėpiu, užmoju. Užmojam, sulaikom, pasukam petį, tempiu rankas skersai, į centrą iškylu. Užmoju, pasuku petį, ranką ištempiu skersai ir grįžtu atgal, kartojam. Užmojam, susistabdom. Apatinę ranką spaudžiu kamuolį tiesią. Spaudžiu. 10, 9, tokius stiprus, 8, dar 2, keisime puselės į kitą pusę, ranką užmoju tolyn. Užmojam, susistabdom, pasukam petį, ištempiam į centrą, iškylu. Užmosim, susistabdysim. Ranka apatinė tiesiai į kamuolį spaudžiu, stiprus 10. Dar 2, į kitą ranką kamuoliukas, pasilenksiu priekį, apsuku ratu, kojos išlieka plačiai, kuo jūs čia žemiau lenksitės, tuo tempimas bus stipresnis. Šoninė ranka išlaikoma į šoną pakelta. Ir su iškvėpimu platus ratas. Dėmesio, užmoju kamuoliuką į apačią, ištempiu save į šoną, kartoju. Dar po vieną kartą. Į kitą ranką kamuoliuką paimsiu. Apsuku ratuką, lenkiuosi kiek galiu, į priekį žemiau. Užmosim kamuoliuką į apačią. Dar po vieną kartelį. Kamuoliukas į rankas, alkūnės pakyla, kojos siaurėja. Delnus spaudžiu, sukuosi į šoną. Delnus spaudžiu į kamuolį, sukuosi į kitą pusę. Pratimo metu labai svarbu, kad suktųsi tik jūsų pečiai, bet klubai šita dalis nesisuktų. Šita dalis tvirta, sukuosi tik pečiais, rotuoju į šoną. Tiek, kiek galiu, stipriai pasisuku. Alkūnės išlaikau pakeltas į šonus, jos nenusvyra taip žemyn. Delnais kuo stipriau, suspausim kamuolį į vidų. Sukuosi, iškvėpiu orą į vieną pusę, į kitą pratempiu nugaros viršutinę dalį. Dar po keletą kartų. Kamuoliukas į viršų, tiesios rankos, kelienas kyla, kamuoliukas į šoną prie klubo, į šoną. Tiesiom rankom kamuoliuką iškeliu į viršų.
Dar 8. Po 5. Du kartai liko. Po 1. Kamuoliukas į vieną ranką, svoris ant vienos kojos. Šoninė koja pirštukais remiasi į grindis. Ranka ilga, tolyn skersai, laisva ant jos mens. Kelienas su kamuoliuku susitinka, ištempiu save tolyn. Bandau išstovėti ant atraminės kojos. Atraminė koja būtinai yra sulenkta per kelieną. Nestoviu tiesia koja. Jeigu pusiausvyrą sunku išlaikyti, koja šiek tiek pasiremiu į grindis. Jeigu galiu, koja kyla į viršų. Įsivaizduokit, kad už rankos kažkas jūs tempia tolyn, tenais ištempiu ranką. Dar tokius 5. Kūnas įtempime, kad išlaikytume pusiausvyrą. 2 dar karteliai. Koja, kurią laikote pakėlę, iš priekio užkryžiuoju, kamuoliukas bam skersai. Į kitą ranką kamuoliuką perėmu. Svoris ant kojelės, ranka skersai. Jeigu galiu, atkyla koja nuo grindų. Kelienas pasiekia kamuoliuką, tempiu ranką tolyn. Dar tokie 5. Du karteliai. Koja, kurią laikom pakėlę, iš priekio, ranka su kamuoliuku lanku. Į delnus alkūnės pakyla kojos, į pritūpimo poziciją pasiruošiu plačiau negu pečiai, pėdos pasuktos į išorę. Kelienas ir pėda žiūri viena kryptim. Alkūnės pakeltos, spaudžiu rankos į viršų. Kamuolys maždaug krūtinės aukštyje atsiranda ir stipriai jį spaudžiu į vidų. Pritūpiu žemai, laikausi, ištiesiu rankas, vienos kojos kulnas pakilo. Pritraukiu, iškylu į viršų. Pritūpsiu, rankos išsities, vienos kojos kulnas pakils. Ir taip kartoju. Kvėpuoju tolygiai, per nosį giliai iškvepiu, per burną iškvėpsiu. Dar po vieną kartą iš kiekvienos kojelės. Liekam apačioj ir spaudžiu kamuolį. Pulsuoju 10, 9, 8. Dar 2, po paskutinį 1. Viena koja ant kulno priešai save, šiek tiek pritūpsiu. Ranka su kamuoliuku į priešingą ranką tiesia jūsų kojai. Lenkiamės į priekį tiek, kiek jaučiat maloniai tempimą. Su kamuoliu bandau kuo arčiau grindų pasiekti. Galbūt bus per stiprus toksai tempimas, būkit statesnės. Kas gali, leidžiamės ir žemiau. Sukeisiu kitą koją, viskas tas pats. Lenkiuosi tiek, kiek man lankstumas leidžia. Per jėgą savęs nespaudžiu. Kamuoliukas tarp kelienų, suspaudžiu kūnas, maždaug bus jūsų pečių plotyje. Keliukai spaudžiu kamuolį į vidų, sėdmenis stumiu atgal, rankos į viršų, į ausų jūsų aukštį. Rankos negali likti kaboti apačioje. Aktyvuojam nugaros raumenis, pakeliam rankas iki ausų. Iškvepiu.
Lieku apačioje pritūpus. Dėmesio kulnai pakilo, padėjau kulnus, iškilu į viršų. Pasikėliau kulnus, nuleidau, pakylu, judam. Kulnai kyla į viršų kuo aukščiau. Dar po kartą. Lieka kulnai pakilę, laikausi 10, 9, 8 kulnai aukštai, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ir 1. Iškylu, kojos žergtai plačiai į vieną pusę, svorio centras, kamuoliukas prie priešingos kojos, kita ranka į viršų, į lubas, pažiūriu į viršutinę ranką. Ranką viršutinę užmesiu už nugaros, kelias sekundės palaikau tempimą. Į kitą puselę, kojos išlieka plačiai, kamuoliukas link jūsų pėdos ant grindų. Ranka vertikaliai į lubas, žiūriu į ranką, viršutinę ranką užmetu už nugaros, palaikau. Gerai, grįžtu, svorio centras ant vienos kojelės, kamuoliukas tiesiom rankom, suksis ratu, koją kelsiu, prakišu, kamuoliuką pro apačią. Atkreipkite dėmesį, būtina išlaikyti tiesą, nugarytę. Negalim, kad perduotume lenktis pirmin. Pritūpkit tiek, kad pakeltumėt koją pakankamai, išlaikytumėt tiesą nugarą. Dar 8. Du kartai liko. Sukam kamuoliuką atgal tą patį koją, suku atgal 10. Du karteliai. Sukeisiu kojas, kamuoliuką suksiu ratu. Dėmesio, suksiu atgal rankas, atgal. Dar 5. Du kartai. Po paskutinį 1. Kamuoliukas ant grindų. Vienos kojos kulnu pasiremsiu į kamuolį. Kojas pasistatau vienoj linijoje, šiek tiek plačiau negu pečių plotis. Keliukus iš karto šiek tiek sulenksim. Rankos priešai save, neprisispauskit rankų prie pat krūtinės, šiek tiek jas atitraukim. Tupiam į tupimo poziciją, kulnu spaudžiu į kamuoliuką, kylu į viršų, kojų pilnai neištesiu, jis lieka švelniai sulenktas. Sėdu žemyn, kulnu spaudžiu į kamuoliuką, kylu lėtai į viršų su iškvėpimu. Dar 6 tokius kartus. Trys karteliai liko. Paskutinė liksim visas apačioje. Apačioje ir iš kulno pulsuoju. 12. Judam 10. Iš kulno. 8, 7. Dar 2, paskutinis, keičiam puseles. Kulnų prisispaudžiu, šiek tiek plačiau negu pečiai, keliukus iš karto sulenkiu, rankos atitrauktos nuo savęs. Kulnų spaudžiu, kylu į viršų, iškvepiu orą.
2 kartai beliko. Paliksim visas apačioje ir iš kulno. Spaudžiu 10, 8, dar 2, spaudžiam. Čia padarykime pauzelę, kas nori gurkšnį vandenuko. Stosiu į kilimėlio priekį. Kamuolys priešais save. Žengsiu platų žingsnį, koja atgal į kilimėlio galą, kiek jau tos kojos ten atgal eina, ar ne? Keliuką lenkiu, kamuolys prie klubo. Per koją prie klubo. Iškylu, pritraukiu. Kitą koją statausi, kamuolys prie klubo. Švelniai pasisuku pečiais. Iškylu, priešais save kamuolį laikau. Nuo vienos kojos prie kitos. Jūsų yra tikslas statyti koją kuo toliau atgal, šitą koją išlaikant 90 laipsnių kampu. Jeigu bus kojos siauros, kampo nebus. Turim statyti tolyn atgal. Galinę koją lenkiu, kulnas galinės kojos pakeltas. Nugara tiesi. Negreičių judesys, tikslumai. Dar po 5 kartus iš kiekvienos kojos. Ir po paskutinį vieną dar užbaigkim kiekvieną kojelę. Dėmesio, kamuolys į ranką, į viršų tiesi ranka, laisva ranka ant šoniuko. Pakelsiu koją, ta pati koja, kuri ranka pakyla į viršų. Ranka tiesi, leidžiasi žemyn, kol pasieksite grindis prie savo pėdos, o koją atgal tolyn pastatėt. Iš šitos padėties koja kyla į orą. Bam. Nėra tarpinio padėjimo kojos ant grindų, ar ne? Čia nepadedu, kad atsistočiau. Koja iškyla, vientisas judesys. Taip įtempiu savo kūną, taip mobilizuoju visus raumenis, kad galėčiau padaryti vientisą judesį. Geriau mažiau, bet geriau. Stiprus krūvis tenka jūsų priekiniai atraminiai kojai. Dar 8 kartelius. Paskutinį liekam apačioje, kamuoliuką įsidedu į čia prie klubo, prisispaudžiu pilvu. Rankos už galvos pasilenkiat į priekį, prispaudžiat kūnų kamuoliuką. Galinę koją lenkiam, tiesiam, lenkiam, tiesiam. 12. 10. Nagi, išsilaikom. 8. 6, laikomės, 5, dar 2, iškilo, šaunuolis, kita pusė,
Dar po 4 kartus. Paskutinį liekam apačioje. Kamuoliuką dedu, prispaudžiu kūnu, rankos už galvos. Prisispaudžiam čia pilvuku. Keliuką galinės kojos lenkiu, tiesiu, lenkti, tiesti. 10, 9. Šeši, nagi. 4. Dar 2 kartai. Po paskutinę. Šonukas. Šiek tiek pajudinam kojeles, įtampa nusimesti. Stoju per centrą, rankos į šoniukus. Koją vieną kryžiuosiu į kilimėlio kraštinę, rankos į šonus, kamuoliukas prie pėdos. Galinę koją lenkiu, bam pritupiu. Svarbu, kad jūsų priekinė pėda žiūrėtų būtinai tiesiai. Gilu, iškvėpsiu. Jeigu kryžiuojant koją nori suktis va čia pėdą, per plačiai kryžiuojat pagal galimybės. Reiškia šiek tiek kojos siauresnės. Kryžiuojam žinoma kuo plačiau, bet stebim priekinę koją. Iškylu, iškvėpimas. Ir važiuojam. 8. 6. Dar 2 kartus. Liekam apačioj. Ranka iš viršaus į kamuolį. Bam, spaudžiu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, iškylam. Kitą pusę. Pradedu skaičiuoti nuo dabar 8. Du karteliai. Paskutinį gilesnį ir susistabdom. Ir iš viršaus. 10, 9, 8, 5, dar 2, po paskutinį. Leidžiamės ant kilimėlių ant grindų, atsiklaupkim. Gerai, ant keliukų atsiklaupsiu. Tiesi ranka su kamuoliu priešai save. Ranka iš viršaus tiesi turėtų būti, nesulenkta, tiesi. Priešinga koja jūsų tiesiai rankai. Kelsiu į viršų, paridenu kamuoliuką, kelieną trūkdama sau prie krūtinės. Išstumiu koją tolyn, ranka, dėmesio. Atraminė ranka, kuri laikosi grindis, turi išlikti viso pratimo metu tiesi. Čia nesilenkit, kad pastumtumėt kamuolį toliau. Kiek tas kamuolys pasiridena ant centimetrų, tiek svarbu kūnas visas įtempime, atraminė ranka tvirta, tiesi. Stenkitės nepakelt galvos vatyti viršų, nes iš karto riesite nugarytę. Žvilgsnis į grindis. Galva, kaklas, stuburas viena tiesi linija. Kaklo neužlaužiamis lanksteliu. Stumi ranką tolyn. Iškvėpimas. Bandykit koją kilstelt iki savo nugaros aukščio. Stipriai dirba nugara plius sėdmenis. 8. 5. Dar 2. Laikom viršuje ir tiesia koja. Ranka tiesi, o tik tiesia koja. Tiesia. 10, 9, 8. Aukščiau koja 7, aukščiau 6, 5. Žvilgsnis į grindis. 4, 3,
2, laikom viršui, 10 laikau, 9, 8, 6, 2 ir 1. Sukeisiu puselės, kita ranka tiesi, atraminė tvirta. Paridenu kamuoliuką kiek galiu, ištiesiu tolyn. Keturi kartai liko. Tiesi kojelė į viršų, aukštyn, žemyn, ranka tvirtai, kamuolį tiesi, 10, aukšti mostai, 9, 8. Dar 2. Laikom pakėlę maksimaliai aukštai, kiek tik tai galite, laikau 10, 8, 6, 4, 2, šaunuolės, pritraukiam koją, kamuoliukas priešais save, abi dvi rankos įremtos, galvą nuleidžiu žemyn. Kamuoliukas tarp jūsų kelienų, keliukais tiesiog prispausiu kamuolį, delnais gražiai pasiremiu į grindis, kojų pirštukais įsiremkite. Su iškvėpimu keliu kelienus nuo grindų, spausdama kamuolį į vidų. Atkeliu tik centimetrą kitą, užtenka čiut pakelti, nekelkit į viršų, kad nepereitų krūvis tiesiog į pečius. Išlaikom tolygų krūvį visam kūnui, šiek tiek tik kilsteliu, nuleidžiu žemyn. Geriau čia palaikau kelias sekundės, neskubu nuleisti. Kelienais aktyvuoju, spausdama į vidų kamuolį, kiek galit, spauskit. Dirba vidinė šlaunų raumenų dalis. Dar 8 kartai, tokius gilius suspaudimus, 8. Keturi kartai. Laikykime pasikėlę, laikom ir keliukai spaudžiu. 10, 9, 8, 7, 6, 2 ir 1. Kamuoliuką ištrauksiu, kamuolys priešai save, galvą nuleisiu. Gulsiu ant pilvo, tiesios rankos su kamuoliu priešais save. Delnai iš viršaus ant kamuolio, būtinai tiesios jūsų rankos. Kūnas neutralioje padėtyje, tiesiog ant grindų, kojas nekils niekur. Judėsiu tik iš viršutinės kūno dalies. Kylu, pažiūriu žvilgsniu į priekį, atsilošiu tiek, kiek man lankstumas leidžia. Galbūt būsiu žemiau, viskas tvarkoj, kiek galim, o galbūt ir aukščiau. Iš lėto leidžiuosi žemyn, įkvepiu, kylu, iškvepiu. Dirba nugaros asmeninė dalis. Kojas neutralios atpalaiduotos, nekompensuojam iš kojų judesio. Dar 8 kartelius. Penki karteliai, gilus iškvėpimo viršuje. 5. Laikom viršuje 5, 4, 3, 2, 1. Atsigultam ant keliukų, sėdamės ant savo kulnų, viena ranka kamuolį paridena tolyn, galvą spaudžia žemyn link grindų, kelias sekundės palaikom tempimą. Sukeisiu puselės. Gerai. Kamuoliukas po
kelienų, kojų pirštai būtinai įsirems tvirtai į grindis. Tiesios rankos ir laisva koja yra tiesi. Laisvąją koją bandau pakelti, kojų pirštai žiūri į žemyn. Rankos išlieka tiesios, šiandien griūkit į priekį. Tvirtai laikau savo kūną. Kiek aš galiu tą kojelę, tiek ir pakeliu. Dar 7 kartai. Trys kartai liko. Paskutinį laikyti viršuje koją pakėlus. Laikausi 8, 6, 4, 2 ir 1. Atsargiai nuimu koją nuo kamuoliuko, kitą koją perkelsiu. Pasiruošiu kūnas maksimaliame įtempime. Jeigu tvirtai jaučiuosi, bandau kelti koją. Kojų pirštai keliamos kojos į grindis žiūri. Du karteliai liko. Laikom pasikėlę į viršų. 8, 6, 4, 2. Nukeliu atsargiai, atsiklaupsiu ant keliukų, kamuolys priešais mane. Rašam leidžiu šiek tiek pailsėti, prasitempiu kelias sekundės. Sėsiu ant sėdmenukų. Kamuoliukas į menčių link vietą, kur mentis susitinka, ne? Atsiremiu opą prilaikydama taip kamuolį į grindis, ties mentimis, gerai? Rankos už galvos, kojelės jūsų pritrauktos. Lošiamės atgal, įkvėpdami gilų oro gurkšnį per nosį, jaučiam, kiek krūtinės ląsta temptis gali, ar ne? Kylu į viršų, iškvėpiu. Galvos va čia netempiu. Alkūnės išlaikau į šonus, pakylu tiesiog pečiais, presą aktyvuoju. Lošiuosi atgal tiek, kiek man iš krūtinės ląstos malonus yra tempimas. Jeigu per stipru, būkit statesnės. Jaučiam visada pagal save. Ir kylu į viršų, būtinai tokia atlikdama gilų iš viso pilvo ertmės iškvėpimą, kad sutraukčiau visus streso raumenis. Dar tokius 5 kartelius. Ir dar po vieną. Liekam šitoj padėti, rankelės į priekį ir rankom pro keliukus, ten tolyn, pro keliukus, tolyn. Taip lengvai tarsi nuo kamuoliuko atšoko, ar ne? Ir 12. 10. 6. Dar 2. Ir 1. Atsikelsiu, atsargiai kamuoliuką pasimsiu. Gerai, kamuoliukas šiek tiek žemiau. Maždaug ties nugaros jūsų vidurio atsiras. Vieną koją ištiesiu priešai save, rankos už galvos. Įstrižai, kelienas bam, ateina. Čia tik laikausi, nieko nedarau, nekylu niekur, tik laikausi. Pakaks krūvio ir taip. Dar 8. Kuosi. Jaučiam, pilviukas turėtų tikrai jaustis. 5 kartai liko.
2 karteliai. Ir 1. Kita kojelė. Gerai, kita kojelė, opa, ištiesiu įstrižai. Keturi beliko, nepasiduokim. Ir 1. Tikrai dega. Gulam ant nugarytės, pakelsime dubenį į viršų. Tai pasikelkit ir pakiškit kamuoliuką ties dubeniu, kur maždaug baigėsi jūsų stuburas ir prasideda dubuo, ten toj sankirtoj. Gerai, rankos į šonus, po vieną kojelę pasikeliu į viršų. Rodysiu pradžiai lengvesnį variantą, kada pėdutės leidžiasi, tai po vieną koją sulenktos žemyn, pasiekia grindis. Sudėtingesnis variantas, kada tiesia koja tolyn. Labiau dirba pilvo preso apatinė dalis. Kuris variantas jums šiai dienai atrodo priimtinas, tuo ir judam. Jeigu yra tokių merginų, kur jau tas sunkesnis variantas atrodo lengvas, rankos į viršų, nelieka rankų atramos ir tokiu judesiu važiuojam. Dar 6 kartai. Po paskutinį. Sulenkiam kojas, pakeliam dubenuką, kamuolį išsitraukiam. Gerai, kamuoliukas dabar viena pėda, prispausit kamuoliuką. Kojos yra sulenktos, pritrauktos kuo arčiau jūsų šlaunų. Viena pėda kamuoliuką prisispaudžiam. Rankos yra prie šonų ant grindų. Keliam dubenį ir tą koją, kurį kamuoliuką spaudžiat stipriau, ar ne, į kamuolį. O čia dubenį jau kiek galit aukščiau užsikeliam. Nusileidžiam žemyn. Keliam pėdutę, spaudžiam kamuoliuką. Jaučiat, kaip dirba galinė šlaunies dalis plus sėdmenukas. Kuo aukščiau dubenį čia gebam iškelti, tuo pratimas efektyvesnis. Dar 8 tokie kartai. Aukšti, kiek tai galim. 8. Keturi kartai liko. Laikome, viršuje save iškėlę, susistabdykit. Koją ištiesėt su kamuoliuku, pritraukit. Ištiesėt, pritraukit, išsilaikykit pakilę. 10, 9, 6, 4, dar 1. Sukeisime kojeles. Kitą kojelę. Keliam dubenį į viršų, kulnu paspauskit. Laikykime viršuje. Tiesiam koją, lenkiam, tiesiam, lenkiam.
Dar 5. O paskutinį 1. Kamuoliukas tarp keliukų suspaustas, kelienai suspauskit, rankos už galvos, kylam į viršų, alkūnytės į šonus, presą spaudžiu, žvilgsnis tolyn. Kada kylate į viršų, kelienais kamuoliuką taip pat turiu spausti, aktyvuoju labiau visą apatinę preso dar dalį, su vientisų judesiu, tokiu pečiais ir keliukais, iškvėpimas. Dėmesio, pakeliu pečius, keliukai spausdama kamuolį, pakyla mano kelienai, nusileidžiu ant grindų, pakylu pradžiai pečiais, tada iš paskos kelienai. Dar 7 kartai. Liekam pakilę, kojelės ištiesiam, kelienais vis dar spaudžiu į kamuolį, rankos į priekį ir pulsuoju, tolyn stumdama delnus, pulsuoju 10, 9, nagi nepasiduokit, 8, 7, 6, 2 ir 1. Šaunuolės, gerai. Kamuoliukas iš priekio, kojos sulenktos, kamuoliuką iš priekio. Dabar žiūrėkit, kojas ištiesiu ir kamuoliuką ridensiu tolyn pečiai pakil. Čia rodau lengvesnį variantą. Kada kojytės kyla, pečiai taip pat. Sudėtingesnis variantas. Kylu, visų korpusų nuo grindų. Dar po 5 kartelius. O paskutinį. Gerai. Kojelė viena tiesi, kita ranka už galvos. Ranka priešinga šitai kojai. Į keliuką pakylu, paspaudžiu kamuolį. Atgal. Bandykit pasidaryti daugiau vietos, kad kiltumėt pečiais daugiau kojos, taip arti nepritraukit. Neprisitraukit prie pat kojos, ar ne, kad neturim kur pakelti viršutinės dalies. Toks pusiausvara, pusiaukeliai susitinka tiek pečiai, tiek koja. Dar 6. Keturi kartai. Paskutinis. Sukeiskim puselės. Dar 8 kartai. Du kartai liko. Po paskutinį. Atsisėdam. Kamuoliukas čia apačioje ir atsiremkim taip. Gerai, rankelės į priekį, tolyn. Ir pulsuoju. Paskutinis mūsų šios dienos bus pratimukas. Dar paaštrinam pilvo presiuką. Rankom tolyn. Ne žemyn, bet tolyn. Tolyn. Ir tarsi nuo kamuoliuko taip pat šok. Labai smagus judesys, lengvas, judam 20.
Kojos šiek tiek toliau kulnais. Kojos išsitiesia pilnai. 12, 10, 8, dar 2, nagi. Šaunuolės kamuolį išsitraukiam, sunkus darbas padarytas, kojos tiesios, paridenu kamuoliuką tolyn link savo pėdučių, kiek galiu tiek pasilenksiu, nespausiu per jėgą. Ant keliuko atsiklaupsiu, sėsiuosi sėdmenim ant savo kulnų, kamuolį ridenu tolyn, galvą nuleidžiu žemyn link grindų, įtempiu rankas, palaikau. Vieną ranką nukeliu nuo kamuolio, lieku temptis vieną ranką. Sukeisiu rankas. Iškelsiu į viršų, vieną koją tolyn, sulenksiu ir dubenį pastumsiu, ranką su kamuoliu į viršų. Pažiūrėkim į viršų. Dubenį čia paspauskit, kiek jums leidžia paslankumas. Koją priekinę ištiesiu, ranką su kamuoliuku link pėdos. Gali ant grindų. Sukeisiu kojas. Koją šiek tiek toliau iš karto pasistatau, dubenį spausdama, ranką keliu į viršų, žiūriu į kamuolį. Koją ištiesinsiu, pasilenkiu pirmyn. Atsistosiu, kojos mano bus žergtai. Vieną koją sulenksiu, įstrižai, ranka aukštyn. Ranką užmetam, stipriai petį paspauskit į lubas. Kita puselė. Kamuoliukas, rankose kojos išliks plačiai. Sukuosi ratu, kamuolį palei grindis, į viršų ir atgal. Kamuoliukas tarp kelienų, įkvepiu, į viršų rankas ištempiu, apačioje atpalaiduoju dar kartą. Pasiplojam visas savo. Ačiū už ryto mankštą. Tikiuosi, neblogai prasimankštinat. Gražaus visom linkiu savaitgalio ir iki kitų kartų. Iki. Ačiū visom. Ačiū, iki.